Tai labas vakaras visiems prisijungusiem. Džiugu, kad esat čia ir tikiu, kad šis webinaras iš tikrųjų bus visiems labai naudingas ir įdomus, nes šį vakarą turėsim du svečius, du studentus, kurie stojo su kastų pagalba ir dabar mokosi užsienyje. Tai yra Simas ir Deividas. Tai pirmiausia, norėčiau paprašyti vaikinų, kad trumpai prisistatytų porą žodžių ir tada galėsiu pratęsti aš. Tai Simai, duodu žodį pirmiausiai tau gal. Sveiki, mano vardas Simas ir aš esu trečio kurso studentas Nyderlanduose, studijuoju Rotterdame ir šiandien jums papasakosiu apie savo patirtį, apie galimybės per studijų laikotarpį ir po studijų laikotarpį. Deividai. Tai dėkui, aš perimsiu. Sveiki, tai aš Deividas esu, mano vardas, dabar studijuoju elektronikos inžineriją, esu antrame kurse, dabar yra 4 semestras ir mokosi Danijai. Ačiū Deividui ir Simui, trumpai įžangą padarėm, kad žinotumėte, kas čia tokie su mumis šiandieną. Tai aš nieko nelaukdama jungiu skaidres ir papasakosiu šiek tiek ar ne apie tai, kas mes esame ir kas aš pati esu. Tai aš esu Virginija, studijų užsienyje koordinatorė, dirbu kastu. Šiaip esu pati baigus irgi studijas Danijoje, tai visą tai, apie ką kalbėsim ir ką aš pati darau ir dirbu čia, tai man tikrai yra nesvetima. Bet stengsiuosi neišsiplėsti labai stipriai ir geriau leisiu mūsų studentams papasakoti savo patirtis, pasidalinti su jumis. Bet pradžiai vis tiek trumpai norėčiau papasakoti, kas yra kastu. Tai mes esame organizacija, kuri padeda iš tikrųjų gyvendinti svajones, galėčiau sakyti. Tai nes mes padedam išvykti studijuoti į užsienį, tad jeigu kažkas iš jūsų čia esančių turit kažkokių minčių menkiausių studijuoti užsienį, tikrai galit kreiptis į mūsų pagalbos ir mes stengsimės atsakyti visus klausimus, mes konsultuojam nemokamai, padedam išsirinkti programą, studijų, universitetą ir šiaip lydim visų to proceso metu, iki kol moksleiviai išvyksta į užsienį studijuoti. Tai kaip matote, dirbam 17 metų, esam savo srities profesionalai, atstovaujam virš 50 universitetų. Tai pagrinde Europos universitetai, bet taip pat turime ir Kinijoje universitetų. Na, o per šiuos 17 metų kastų padėjo su stojimo procesu virš 7,000 žmonių. Tad visi ir svarstantis tikrai galit kreiptis pagalbos, mes padėsim, būsim šalia viso to proceso metu, tapsim draugais, tikiu, ir pasistengsim viską palengvinti jums. Šiaip mes dirbame su 9 šalim, visas jas galite matyti šitoj skaidriai. Apie visas pasistengsiu papasakoti trumpai glaustai, bet daugiausia fokusuosimės į šalis, iš kurių yra mūsų studentai, tai Nyderlandai, Danija, nes čia studijuoja jie. Ir pradedant kalbėti apie šalis, noriu pirmą pakalbėti apie tam tikrus mitus, kurie vyrauja apie studijas svetur. Nes tikrai jų yra, bet vienas turbūt pagrindinių ir pirmasis tai yra, kad studijuoti užsienį yra brangu. Tai aišku, tai iš dalies gali būti tiesa, bet viskas labiausiai priklauso nuo pasirinkimų šalies, universiteto ir taip toliau. Mes kastu dirbam su tom šalim, kurios turi universitetus ir yra prieinama ta kaina visiems. Ir tos kainos tikrai nėra kosminės tų studijų. Mes čia, kur matot lentelę skaidrėje, esam padarę tokią informaciją ir palyginom, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir mūsų atstovaujamuose universitetuose šalise. Su tokia prielaida, kad daugmaž įsivaizduotumėm, jog studentas dirba 15 valandų per savaitę. Nes dažniausiai taip ir yra, kad studentai tie, kurie mokosi užsienio, dažniausiai vis tiek susiranda tą darbelį kažkokį. Ir iš tikrųjų, ką mes pastebėjom, kad jeigu studentas Nyderlanduose ir dirbo ir mokosi, tai gali dar išeiti ir į pliusą. Tai čia tuoj pabandysiu parodyti, panašiai 650 eurų per mėnesį į pliusą galima išeiti, dirbant, mokantis ar ne ir gaunant tas paramas, kurios yra. Tai per metus gaunasi ta suma tikrai nemaža. O Danijoje tuo tarpu irgi pliusas nemažas gaunasi, dar net ir didesnis, 820 eurų per mėnesį, ir per metus matom, tai virš 9,000. Tai kad ne tik pavyksta dažniausiai pasidengti tas išlaidas studijų metu, kaip sakant, bet ir dar sutaupyti. O tos sutaupytus pinigus paskirti kelionėms, tiesiog taupyti ateičiai ir taip toliau.
Kitose šalyse, ten kaip Suomija, Švedija, ar ne, Belgija, pinigų taip pat, kaip matom, užtenka, tai taip tiktais, kad pragyventi, ar ne, dirbti ir taip toliau. Į pliusą išeiti gal taip ir nėra lengva, bet vis tiek svarbiausia galima pragyventi. O tuo tarpu Lietuvoj, net ir nemokamai mokantis, ar ne, studijuojant ir dirbant, tai studento išlaidos yra didesnės negu kad jo pajamos. Tai realiai matom, kad studentai Lietuvoje tai dar ir į minusą eina, apie 250 eurų mėnesį. Ir per metus tikrai susidaro ta suma tokia nemaža to minuso. Tai va, tai po webinaro šiaip, manau, tikrai atsiųsim šitą lentelę kiekvienam iš jūsų, kurie čia dalyvaujate, esate užsiregistravę, kad galėtumėt labiau panagrinėti viską, apžiūrėti skaičiukus visus ir taip toliau. Bet visa pagrindinė mintis iš esmės tai yra, kad studijos užsieny tikrai nėra jos tokios brangios, kaip visi sako, ir kad kartais iš tikrųjų galim turėti dar daugiau negu kad išleidžiam. Taip, tai antras mitas iš tikrųjų, su kuriuo irgi susiduriam dažnai, kad yra reikalingas geri pažymiai, gerai mokytis reikia, norint įstoti į užsienį, tai nepasakyčiau, kad tai yra tiesa, nes pavyzdžiui, Nyderlanduose, Belgijoje, ar ne, tai stojant dažniausiai iš tikrųjų užtenka tos tikrai didelės motyvacijos, noro mokinių ir universitetai yra suinteresuoti tiesiog suteikti išsilavinimą kiekvienam norinčiam ir nėra svarbu, ar jisai mokykloje, gal nepasisekė, gal nesimokė gerai ir taip toliau. Bet yra vienas dalykas svarbus, kurį tikrai reikia paminėti, tai kad tiesiog kaip kartais lengvai priima, taip gali lengvai tą mokinį ir išmesti, nes įstojus vis tiek reikia mokytis. Nereiškia, kad tu lengvai stoji, tai tu gali ir nesimokyti, visiškai pamirštos studijas. Šiaip yra gerai tai dar, kad anglų kalbos testas nėra reikalingas dažniausiai ir pilnai užtenka išlaikyti anglų kalbos egzaminą mokykloje. Tai susitaupo ir pinigų, ir laiko, ir visa kita. Kalbant ar ne apie Skandinavijos šalis, Danija, Suomija, Švedija, tai dažniausiai nereikalingas yra motyvacinis laiškas, rekomendacinis laiškas, bet reikia metinių vidurkių gerų, tai būtų nežemiau negu 7. Tai trumpai tariant, iš tikrųjų skirtingos tos šalis ar ne turi skirtingus reikalavimus, bet iš esmės stojimas tikrai nėra kažkoks tai sudėtingas ir tie pažymiai, jeigu yra kažkiek tai žemesni mokinių, tai tikrai dar nereiškia, kad studijos užsienyje yra ne jums skirtos. Tai rekomenduoju visų specifinių ar ne programų, šalių reikalavimus pasižiūrėti mūsų puslapyje. Ten viskas yra smulkiai surašyta. Trečias mitas tai yra tikrai didelė baimė nesusikalbėti angliškai. Šito bijo turbūt visi, tačiau be reikalo, nes mes dirbam su šalimis, universitetais, kur yra begalės kitų studentų įvairių tautybių, ar ne, kurių kalba anglų nėra gimtoji. Ir jie taip pat daro klaidų įvairių, kaip ir visi kiti. Tai iš tiesų pati prisimenu ir ne vieną žmogų, ir tame tarpe ir aš buvau kažkada, kad buvo baisu pradžioje, bet paskui po kiek laiko vyksta tas persilaužimas ir pasidaro kur kas ir drąsiau ir lengviau žymiai būnant ten vietoje, jau išvykus studijuoti, bendraujant su kursiokais ir tiesiog vietiniais žmonėmis. Tai va, tai pirmoji mūsų šalis, apie kurią pradėsim kalbėti, ar ne, einant į tą šalių sąrašą, tai Olandija yra. Tai turbūt viena populiariausių šalių, su kuriuo mes dirbam šiuo metu, ir ten kiekvienais metais vyksta daugiausia mokinių, turbūt šiaip nebereikalo, nes visgi švietimo sistema ten tikrai yra aukšto lygio, studijų kaina palyginus nėra brangu, tai yra apie 2530 eurų metams. Taip pat yra įvairios paramos dirbantiems studentam ir siekia virš 950 eurų mėnesio. Tos paramos yra skirtingos, iš tikrųjų yra vienos grąžinamos, kitos negrąžinamos paramos ir studentai gali rinktis, kurią paramą pasinaudoti. Taip pat iš tikrųjų net yra galimybė pasimti paskolą studijų kainai padengti, tai jei tik tais yra reikalinga paskola, tai drąsiai galima tą padaryti. Mokslas Olandijoje ES piliečiams, kaip ir minėjau, kainuoja 2530 eurų metams. Tai tikrai verta pasinaudoti šitokiu pasiūlymu. Tai va, o šiaip turbūt dabar jau perduodu iš karto žodį Simui, nes jis ten mokosi, jis žino viską labai gerai, yra ten vietinis jau praktiškai, tai manau papasakos kur kas daugiau. Jo, ačiū. Okay.
Tai jo, aš studijuoju Nyderlanduose, atvažiavau čia prieš kažkur 3 metus su vienu mažu lagaminu ir teko visą gyvenimą pasistatyti čia pačiam. Kodėl pasirinkau Nyderlandus? Nes pas mane buvo taip, 12 klasėje aš debeitinau tarp Nyderlandų ir Danijos ir pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau Nyderlandus, yra todėl, nes Nyderlandai siūlo tą taikomųjų mokslų universitetą, kur aš nesu girdėjęs, kad tai būtų kažkur kitoje šalyje. Tai basically, ką taikomųjų mokslų universitetas daro, tai jis šiek tiek ilgesnis, bet jūs gaunate aukštą išsilavinimą su daug daugiau praktikos nei kiti studentai. Ir iš tikrųjų galite, būnant taikomųjų mokslų universitete, ne tik keliauti į kitas šalis, jeigu tik norite, bet atliekate ir 2 praktikas ir daug daugiau apskritai visokio pritaikymo turite. Ir aš studijuoju tarptautinį verslą ir specializuojuosi į organizational change, kas reiškia organizacijos ir jų pokyčiai, ir kas reiškia dar supaprastinant žmogiškųjų išteklių menedžinimas. Iš tikrųjų visą laiką yra labai ypatingai keista ir sunku kalbėti the business terms lietuviškai, nes kadangi viską išmoksti, kai viską išmoksti anglų kalbą, tai tada labai keista. Atsimenu, kiekvieną kartą mama klausia, ką tu ten studijuoji, ir aš nesugebu jai paaiškinti, nes jinai nesupranta anglų. Bet dabar šiuo metu dirbu tokioje kompanijoje Meetable, tai yra startupas, mes turim tik 90 žmonių. Prieš porą mėnesių atlikau ten praktiką kaip People and Culture intern ir gavau pasiūlymą pasilikti kitiem pusei metų kaip žmogiškųjų procesų koordinatorius. Ir iš tikrųjų viena didžiausių privilegijų, manau, per visus šitos 3 metus turėti iš tikrųjų jau darbą, kuris iš tikrųjų koresponduoja su tavo studijomis. Tai dabar dirbu ten ir matysim, kaip toliau. Despite that, aš taip pat modeliuoju, turiu agentą Amsterdame, agentūrą called New Generation, ir čia toksai side jobas, kur karts nuo karto gauname pasiūlymų dirbti su vienu ar kitu brandu, pasidaryti kažkokias tai fotosesijas ar videos, ar tiesiog tiesiog kaip side hobbies. Ką dar darau, tai aš rašau. Ir čia mano miestas, Rotterdamas. Tai Rotterdamas yra vienas didžiausių Nyderlandų miestų, antras palei dydį, bet kuo jis išsiskiria iš kitų Nyderlandų miestų, tai jis yra naujausias ir inovatiškiausias ir futuriškiausias miestas, dėl to, nes per Antrąjį pasaulinį karą visas miestas buvo nubombarduotas, tai viskas, kas yra Rotterdame, yra pastatyta visai šviežiai. Ir jeigu, tarkim, nuvažiuoti į Amsterdamą ir į Rotterdamą, visi pastatai Rotterdame tiesiog atrodo keistai, nėra kažkokios tai struktūros, labai futuristiška. Todėl ir man čia patinka gyventi, todėl, nes Rotterdamas irgi taip pat yra didžiausias uostas Europoje ir vadinamas auksiniai vartai į Europą. Ir viena iš priežasčių, kodėl pasirinkau irgi šitą miestą, o ne studijuoti kokiam nors kitam universitete tą pačią programą, tai dėl tos įvairovės manau, kad Rotterdamas yra vienas labiausiai international city in the Netherlands ir turi tokią įvairovę, ko jūs tik norit, jūs viską čia rasit, viską. Čia toks kaip mažasis New Yorkas ir jo gyvenimas. Esi patenkintas, ar ne, miestas? Gyvenimas čia tai visiškai kitoks. Nei ten, kur, pavyzdžiui, mano draugai sako Amsterdame. Amsterdamas yra šiek tiek kitokiem žmonėms. Ir čia mano mokykla, mes dabar esame atsidarę naują padalinį, jie ten turėjo didžiulę renovaciją ir dabar visi mokiniai, kurie studijuoja tarptautinį verslą, mokosi tame pastate. Tai jis iš tikrųjų atrodo labai įspūdingai. Į tą pastatą iš tikrųjų pirmą kartą nuėjau tik tai praeitą savaitę.
nors jau atidarytas virš pusės metų, bet kadangi turėjau praktiką ir jo, studijos Rotterdam Business School, kaip tai atrodo. Labiausia dalis, labiausia dalis, kuri man patinka, kaip ir sakiau, prieš tai daug praktikos, pavyzdžiui, pirmais metais turite egzaminų, antrais metais jokių egzaminų, trečiais metais jokių egzaminų, ketvirtais metais jokių egzaminų. Jokių egzaminų. Turite tik projektus ir tiesiog darykit taip, kaip norit, ir labai daug laisvės, ir labai daug tiesiog nesėdite tikrai mokykloje nuo 9 iki 5, tai kas padeda irgi turėti ir antrą, ir trečią darbą, jeigu norit, ir turėti kažkokių tai hobių, jeigu norit. Ir, pavyzdžiui, dabar šeštame semestre aš studijuoju Agile Consulting, tai mes dirbame su tikromis kompanijomis ir gauname iš jų problemas ir mes sprendžiam jų problemas, iš tikrųjų turim tikrus klientus ir rašome business case. Business case iš viena tokių labiau challenging, viena sunkesnių programų universitete. Bet, žinote, pasakysiu taip, kad su Applied Science Universities yra toks relationshipas either you hate it or love it. Nes turiu draugų, kurie iš tikrųjų labai nemėgsta ir jie nori eiti į tos normalius universitetus, ten, kur tiesiog mokosi teoriją ir tiesiog nepritaiko tos teorijos, tiesiog skaito, bet tada yra tokių žmonių kaip aš, kurie tiesiog dievina visą tai, ką mes darome, nes labai daug reikia iš savęs mokytis, tiesiog daug domėtis viskuom, nes nebūna ten taip labai dažnai, kad tau tiesiog padeda ir va šitas tavo egzaminas bus iš šito ir šito, tai labai jie daug iš tavęs reikalauja iš savęs tiesiog duoti. Žodžiu, ne tik kali, kaip sakant, iš knygų, bet tu mokais iš realių kažkokių pavyzdžių, kompanijų, problemų. Tai nėra kažkas sugalvota, tai yra tikra, ne? Jo, ir netgi, pavyzdžiui, tie, kurie studijuoja normaliuose universitetuose, jie rašo savo bakalauro tezes, tai jie rašo tiesiog apie kažkokią tai problemą, o mes einame į kompanijas, mes dirbame tose kompanijose ir tada mūsų tezės yra paremtos nuo tos problemos, kurią ta kompanija turi. Bet čia kalbant apie verslo studijas. Kitos programos aš nežinau, kaip ten vyksta, bet jo, iš savo patirties. Ir dabar žinau, kad tikriausiai didelė dalis iš jūsų yra 12-okai, 11-okai, kurie galvoja apie studijas užsienyje, tai aš jums tokį round-up padarysiu. Tai įsivaizduokit, čia esate jūs, tai kaip tas gyvenimas atrodo užsienyje. Tai, sakyčiau, viena didžiausių dalių yra daug kelionių ir ne tik, nesakau, aš tik iš savo perspektyvos, bet apskritai visi, kurie atvažiuoja studijuoti į Nyderlandus, visi keliauja aplink Europą į kitus žemynus, nes turi labai daug laiko ir jeigu sugebi managint tą laiką, tai tikrai keliauji. Ir kaip ir sakiau, Rotterdamas ir apskritai Nyderlandai yra tas auksiniai vartai į Europą, tai iš čia skrydžiai nuskristi, kur tik jūs norite, yra tokie pigus, į Lietuvą 30 eurų pirmyn ir atgal, į Italiją po 15 eurų mes. Ir taip vos ne kiekvieną savaitgalį, pirmais metais ypatingai skraidydom, dabar šiek tiek mažiau dėl tų visų darbų ir taip toliau. Tai va, bet bus daug iššūkių, bus labai daug iššūkių, vėliau papasakosiu, kokių iššūkių aš turėjau, kas iš pradžių labai hitins ir kas dažniausiai būna daugeliui studentų, kurie either they break it or they make it. Aš turėjau draugų, kurie irgi atvažiavo iš Lietuvos ir kadangi visi buvo, kadangi jis buvo labai, how do you say it? Jis... Tiesiog gal prisirišęs prie šeimos, neglaudų ryšį. Mes visi... Jo, iš pradžių, kai atvažiuoji čia, neturi nei savo šeimos, nei draugų ir visi tie iššūkiai ir tiesiog viskas taip sunku, tai dažniausiai būna taip, kad žmonės tiesiog pasiduoda ir grįžta, dropoutina ir grįžta tiesiog į Lietuvą studijuoti, arba tie pasilieka ir tada tiesiog įsimyli gyvenimą čia. Ir
of course, viskas yra kitaip, kitokia aplinka, kaip ir sakiau, labai international aplinkos, reikia kalbėti anglų kalbą arba olandų kalbą ir daug mokytis ir mokytis, bet tuo pačiu metu labai daug linksmybių ir tuo pačiu metu daug darbo, nes manau, pragyvenimas čia yra visai brangokas, jeigu nedirbi, bet tuo pačiu metu dirbant, kad ir truputį išeina susitaupyti labai daug. Tai va. Iš to turbūt išeina ir tas galimybė tokia keliauti, ar ne, pamatyti kitas šalis, ne tik ten, kur tu mokaisi. Jo, O tai jeigu tu pavyzdžiui, gali ir dirbti, ir mokytis, ar ne, ir suspėti viską. jo, tai kaip buvo ta prieita slide apie tą valstybės paramą, tai basically, jeigu čia dirbate 32 valandas per mėnesį, kas yra, kiek čia, 4 dienos per mėnesį, 4 pilnas dienos per mėnesį, tai jūs jau galit gauti apie 400 eurų iš valstybės tiesiog, kad dirbate ir nereikės grąžinti. Galit gauti dar 400, jeigu norit, jeigu jums tiesiog reikia, kurios reikėtų grąžinti, reikės grąžinti, bet tuo pačiu metu tos sąlygos grąžinimo yra tokios geros, ten po jūsų baigimo per 30 metų, aš ten pasiskaičiavau ten centai. Visiškai nieko. Ir reikės grąžinti tik tais tuo atveju, jeigu uždirbsite kažkokią tai sutartiną sumą palei jūsų programą. Tai pavyzdžiui, aš studijuoju verslą, tai aš turiu uždirbti virš 3000 kažkiek, tada aš turiu grąžinti. Tai pavyzdžiui, jeigu vieną mėnesį pačioje pradžioje uždirbo apie 2000 kažkiek, man nereikės grąžinti. Pradedu uždirbinėti virš tos sumos, tada manęs pradės prašyti grąžinti tuos pinigus. Žodžiu, jeigu neturi, tai tos algos, tai net ir grąžinti nereikės, nusibraukia viskas. Vėliau atsakysiu tos klausimus, ok? Aha, gerai, klauskit jo drąsiai, paskui atsakysim viską. Tai va, čia matot, aš esu čia iš tikrųjų dirbau, Picnic, tai čia toksai kaip Barbora, kaip vadinasi ta parduotuvė pas jūs Lietuvoje, elektroninė, kur galite užsisakyti maisto. Jo, tai ir tuo pačiu metu gavau galimybę ir ant jų viršelio šiek tiek pamodeliuoti. Ir kelionės, čia mes su draugais Ispanijoje, Kroatijoje, Albanijoje, Italijoje ir tiesiog, kaip ir sakiau, labai daug keliaujam ir labai pigu keliauti. Kartais būna tiesiog pigiau keliauti, kur nuskristi savaitgaliui, tarkim, į Italiją, nei su draugais išeiti, ten turėti kokią nors tai labiau fancy vakarienę. Iš tikrųjų pigiau būna. Ir iššūkiai, tai šitoks juokingesnis, tai kad Olandų laiptai, čia iš tikrųjų, jei pasiekti jūsų apartamentus, jūs turite šitus laiptus. Ir jie labai vis laik tokie siauri, tai kai reikia kalnoti ten kokius baldus ar lagaminus, o tu dieve. Arba jeigu girtas esi, reikia liptais laiptais. Irgi nelabai smagu. Iššūkis jaunas. Ja, tai vienas iššūkių. Čia, pavyzdžiui, matot iššūkį, kaip mane apvogė ir mano telefonas atsidūrė kažkur Maroke. Tai irgi va tokių dalykų būna, kadangi labai daug žmonių Nyderlanduose. Tai, pavyzdžiui, Nyderlandai yra teritorijos atžvilgių mažesnė nei Lietuva, bet Lietuvoje yra kiek? Apie 3 milijonus žmonių. Gal šiek tiek virš jau 3 milijonų, Nyderlanduose yra virš 18 milijonų žmonių. Ir, įsivaizduojat tai, kad vien dėl to, kad mes turim tiek žmonių, atsiranda labai daug also problemų, ne vien tik tais, kad atsiranda čia vagysčių ar kažkas tave bando apskeminti, bet visuose, manau, pagrindinėse Europose miestuose visą laiką tai būna, bet tuo pačiu metu atsiranda tokios problemos su apgyvendinimu ir brangios kainos, nes tiesiog demand is there ir žmonės mokės, jeigu jiem reikia. Dar truputėlį pertrauksiu prie to telefono, tai tau jį pavogė Olandijoje, bet paskui matei per programėlę, kad jis jau Maroke atsidūrė. Jo, aš prisijungiau prie savo, teko nusipirkti naują telefoną ir prisijungiau ir žiūriu Maroke. Pakeliavo. Ja, pakeliavo šiek tiek. Bet, iš tikrųjų, tų iššūkių visokių bus, pavyzdžiui, su apgyvendinimu. Dabar mano visi draugai grįžo iš savo mainų programų ir su apgyvendinimu yra taip sunku, kad mano viena draugė mėga pas mus svetainiai dabar. Ir iš tikrųjų bus kartais, kur turėsim mokėti, nežinau, 700 eurų už visišką batų dėžę, bet
neišsigaskit, sakyčiau, šito, nes su kiekvienais metais kažkaip gyvenimas gyvenimo kokybė apskritai pradėjo labai kilti visiems. Ir jau kai žinosi savo way around ir turėsit pažįstamų kažkokią tai networką didesnį, tada viskas tiesiog pradeda bildintis geriau. Ir tiesiog tos gyvenamosios vietos turbūt kuo anksčiau reikia, ar ne? Ypatingai tie, kurie pradžioje atvažiuoja ieškotis kuo anksčiau. Indeed. Ir be šeimos, tai kaip ir sakiau, patys pirmi metai iš tikrųjų jūs tikriausiai nemėgstate. Aš irgi pirmo 6 mėnesių visiškai nekenčiau, aš nesupratau, ką aš čia veikiau. Buvo labai sunku, nes visi žmonės, kuriuos jūs sutinkat, taip pat nėra jūsų patys geriausi draugai, jūs net kažkokių tai santykių pasistatę ir apskritai šeimos neturit ir gali būti labai vieniša, bet after that, manau, susikursit savo šeimą. Pavyzdžiui, čia mano 4 geriausi draugai. Ir kažkokią tai šeimą savo susikursit savo tos vidinius ratus su draugais ir pamatysit, tai padės. Ir bus kitaip. Pavyzdžiui, mano viena kambariokė yra musulmonė. Tai pavyzdžiui, reikėjo labai daug dalykų išmokti, prie kurių aš nebuvau pripratęs. Nes jinai iš kitokios kultūros. Labai daug turiu draugų iš Middle East, iš Irano, Kazakstano, iš Azijos ir jie visi turi savo ways of, savo kultūrą ir savo ways of doing things and komunikuojant ir kalbant ir apskritai ir išsireiškiant. Tai prie viso šito reikia priprasti. Pavyzdžiui, su olandais. Pirmais metais aš galvojau, kad olandai yra patys iškiausi žmonės, nes jie yra ypatingai tiesmukiški. Jeigu jie jūsų nemėgs, jie jums pasakys, kad jie jūsų nemėgs. Arba jeigu jūs pasakysit kokią nors tai savo nuomonę, jie pasakys, man neįdomu. Tiesiai šviesiai. Ir jūs galvosit, kad jie jūsų tiesiog nemėgsta, bet iš tikrųjų nėra taip. Jie tiesiog tokie atsipūtę, kurie nepergalvoja dalykų. Tiesiai šviesiai. Jo, tiesiai šviesiai. Bet vėliau jums pradės patikti. Dabar aš tai pradėjau daryti. Kiekvieną kartą, kai grįžtu į Lietuvą ir pasakau kažkokią tai savo nuomonę ir ten savo šeimą ir kažką, mano mama visą laiką sako, gal tu patylėk. Sako, mes tokį dalyką čia nesakom. Ja, bet ir apskritai vėliau profesiniam gyvenime, pavyzdžiui, pastebėjau, labai padeda tiesiog nebulšintint ir daugiau dalykų pasiekti. Tas tiesmukiškumas olandų. Ir linksmybės, čia žiūrėkit, dar vienas nuotrauka. Tai čia per savo praktiką aš ir mano komanda išsinuomojom private jet, kaip private motorinį lėktuvą mažutį ir tiesiog paskraidėm kaip team outing. Tai tiesiog kaip darbo balius mano komandai. Ir iš tikrųjų tas Nyderlandas yra labai labai stipri kultūra for life and work balance. Nereikia dirbti jums 60 valandų į mėnesį ir jokios tai kompensacijos negauti. Iš tikrųjų žmonės labai įvertina tave ir 5 valanda jungies lauk ir niekas nesiunčia jokių žinučių ir žmonės iš tikrųjų labai vertina tos tokius neamerikietiškus savybės ir apskritai daug, pavyzdžiui, mano draugai tie, kurie dabar dirba Lietuvoje, aš kartais kaip pasiklausau, tai, tu dieve, atrodo nėra jokios ten, bet tokius neprofesinius darbus, bet tokius ten, ar ten padavėjų, ar kažkas tokio, bet atrodo ten nėra jokių saugumo reguliacijų, ant kas kiek dirba ir kas ką daro, o čia Nyderlanduose tai viskas labai yra apibrėžta ir viskas yra kontroliuojama ir iš tikrųjų jie vertina jūsų sveikatą ir jūsų būseną. Pavyzdžiui, man dabar reikėjo naujų akinių nuo kompiuterio ir mano kompanija tiesiog juos padengia, nes tai yra, tai kadangi aš kiekvieną dieną turiu sėdėti prie kompiuterio ir dirbti, tai
tai daro įtaką mano akim ir jie tiesiog padengia tokius dalykus. Arba duoda maisto ir, nu, žodžiu, būti Rūpinasi. darbuotojų čia, sakyčiau, ja, rūpinasi. Ir būti darbuotojų, sakau, čia yra visai smagu. Ir daug linksmybių, tai Nyderlandai turi, tam buvo tokios statistikos labai įdomios, kad Nyderlandai per vienus metus turi apie 235 festivalius, tai basically kiekvieną savaitgalį, tai jeigu mes taip sudėtumėm, tai man atrodo kiekvieną savaitgalį po 2 festivalius būtų, bet of course daugiausiai šitų festivalių yra per vasarą, tai tų linksmybių tiek ir tiek, kas žinot, Awakenings, tai vienas didžiausių techno festivalių Europoje, čia matau tokia huge scena, kur atrodė nerealiai tiesiog. Ir labai didelė techno kultūra, ir čia aš ir mano kolegos, ir labai didelė dviračių kultūra, gal kas esat girdėję, tai kad čia daugiau dviračių nei žmonių ir iš tikrųjų, gal iš pradžių ir sakysit, kad aš nevažinėsiu su to dviračiu niekur, bet už viešąjį transportą mokėti tikrai nenorėsit, kai ten už vieną kelionę po 3-4 eurus prašys. Bet prie to paties matau klausimas buvo, kaip su transportu, ar reikalingas automobilis. Čia prie to paties gali ir šitą klausimą atsakyti, manau. Automobilis, nu, jeigu esate iš tikrųjų iš pasiturinčios šeimos, sure, bet nėra niekur čia nemokamų stovėjimo aikštelių, nebent už miesto, tai jeigu miestą nori pasistatyti, ten, man atrodo, po 18 eurų per dieną parkingas, automobilio neapsimoka per daug brangu, visi mano draugai, aš turiu daug draugų, kurie yra 30-35 metų, nieks neturi automobilio, visi mes važinėjom su dviračiais. Ir kas įdomiausia, kad, pavyzdžiui, į klubą irgi važiuoju su dviračiu, ir iš klubo važiuoju su dviračiu, jūs visur važiuoju su to dviračiu. Ir per lietų, ir per audrą, visur jūs važiuoju su to dviračiu. Ir vėliau pripranti, ir prie to olandiško oro irgi vėliau pripranti. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą dabar grįžus į Lietuvą, šiek tiek pradeda lyti, matau, visi išsitraukia lietsargas. Aš toks, nu, kam? Nes Nyderlanduose niekas tų lietsargių nenešioja dėl to, nes labai vėjuota čia, tai jūsų tas lietsargis per 15 minučių ir sulūžęs bus. Bet kalbant apie orą, nu, nėra tai blogai. Nu, per vasaras tai mes turime apie 40 laipsnių. Ten vieną mėnesį, tai irgi visai neblogai. Ir, tai kas toliau? Tai jeigu nežinot, ką veikti pabaigus studijas, tarkim, Nyderlanduose, tai arba galite pradėti dirbti, galite eiti į tą job market ir tiesiog pasižiūrėti, kaip tas profesinis gyvenimas 9 to 5 atrodo. Pavyzdžiui, daug mano draugų dabar šiais metais baigia ir jie visi tiesiog pasiims gap year, tiesiog jie nori išeiti iš to studentiško vargo ir šiek tiek užsidirbti pinigų ir pasistatyti tos tokio saugumo šiek tiek. Tai jie visi tiesiog pradės dirbti savo profesinius darbus. Kiti pradeda dirbti, eiti iš karto į magistro studijas. Arba čia, arba jie grįžta į savo gimtuosius namus, arba kažkur kitur išvažiuoja studijuoti. Arba tiesiog keliauja. Turiu porą draugų, kurie tiesiog išvažiavo keliauti full time po Aziją ir bandyti atrasti save. Čia tikriausiai labiau žmonėm, kurie pabaigė tas studijas, bet still kažkaip nesijaučia savo tam kailį, kad nori, kad tai buvo tai, ką jie norėjo daryti. Ir po šito tiesiog lipat į viršų, kad ir kurį jūs pasirinksit po tų studijų, ar eiti tą darbą, ar magistrą, vis tiek čia kažkoks tai žingsnis up. Ir kaip aš visą laiką sakau, the world is calling you, ir nebijokit atvažiuoti, bandyti daryti ir iš tikrųjų užaugins jumis kaip žmogų labai nepriklausomą ir labai sąmoningą ir parodys jums tokių dalykų, kurio apie save gyvenime net nepagalvojot, kad darysit arba būsit, arba renksitės, arba, nežinau, mėgsit. Labai tarptautinės. Padeda atrasti save, ar ne? Ir dar toks dalykas, tie, kurie galvoja, ar studijuoti Lietuvoje, ar užsienyje, nu, aš visą laiką taip sakau savo draugam irgi, kurie pasiliko Lietuvoje, sakau, o kada daugiau negu dabar. Dabar jūs esate pabaigę mokyklą,
niekas jūsų toj Lietuvoje nelaukia, Lietuva nedings, Lietuva bus ten, kur buvus, jūs žinot, ir jeigu manot, kad norėsit, kad vis tiek ta širdis yra Lietuvoje, tai galit grįžti pasibaigę studijas ir grįžę pasibaigę studijas su tarptautiniu bakalauru, įsivaizduokit, kaip gerai atrodysit savo darbuotojams iš karto. Yra netgi statistikos, kad tie, kurie grįžta dažniausiai savo home country su kažkokiu tai tarptautiniu diplomu, pradeda daugiau uždirbti net tie, kurie baigia Lietuvoje kažkokias tai panašias studijas, right? Tai jo, sakyčiau, važiuokit ir darykit, tikrai nieko neprarasit. Tai va, čia galite pasiekti mane LinkedIn'e arba Instagram'e, iš tikrųjų, sakyčiau, mano Instagram'e labai daug medžiagos yra apie tai, kaip aš gyvenu ir atrodau, ir ką darau, ir ką veikiu, ir kaip mokomės. O LinkedIn'e tiesiog aš dalinu savo darbo patirtim, studijų ir visų tokių profesinių. Ačiū. Tai ačiū, Simai. Ir tada gal atsakom į kelias klausimus. Matau, yra adresuoti tau kaip tik. Ir vienas iš klausimų klausė Austėja, kaip vyksta valstybės paramos gavimo procesas. Čia turbūt apie tą, kai dirbi. Jo. Tai, vienu žodžiu, ką pradeda daryti, kadangi aš esu šiek tiek tokios, aš kai išvažiavau studijuoti į užsienį, mano mama pasakė, nori studijuoti užsienį, viską susimoki pats. Tai teko dirbti per vasarą, bet atvažiavus čia iš karto teko susirasti darbą, tai ko reikia tau? Kontrakto, dažniausiai tai būna 0 valandų kontraktas, tai dirbi tiek, kiek gali, dirbi tiek, kiek nori. Ir po šito tiesiog susinti visus dokumentus, tai kontraktą, savo gyvenimo adresą, ten tokį lapą, registracijos numerį, viską į tokią valstybinę branch, net nežinau kaip sodra, sakyčiau, bet labiau su švietimu susijusi. Ir tiesiog jie pareikalaus jūsų tokių dokumentų ir tada pareikalaus jūsų tėvų income, pajamų rašto, jo. Ir tada lauksit apie 2-3 mėnesius ir pasakysiu jums, kiek jūs galit gauti. Nes, pavyzdžiui, of course, jeigu jūsų draugai, jūsų tėvai uždirba ten pakankamai išlaikyti jūs, tai jūsų tas finansavimas mažės. Bet, pavyzdžiui, mano mama yra a single mother, tai aš gaunu visiškai maksimumą. Jo. Bet jūs gausit, kad ir 3 mėnesius reikės palaukti, bet jūs gausit už visus tos 3 mėnesius. Tai irgi labai būna smagu. Atbulinė data sumoka. Ja, atbulinė data irgi būna ten labai smagu, kai ten kažką padarai ne taip ir tada jie tau nemoka apie porą mėnesių, bet tada, kai sumoka tos 3000, tai jauties turtingas jau tada. Ja. O ar sunku susirasti darbą? Priklauso, ką jūs norite dirbti. Jeigu galvojat, kad iš karto pradėsite dirbti kokiam nors ofise, tai tikrai bus sunku, nes be kalbos, tos kalbos nesakyčiau, kad labai reikia, ypatingai Amsterdame, Den Hagoje, Rotterdame arba Utrechte, tai čia tie tokie pagrindiniai 4 miestai, bet jeigu ten kokioj kavinėje dirbti, barista, padavėja, jeigu turit patirtis, dabar ten jie pakėlė algas, ten po 14-15 eurų gauna žmonės, tam padavėja būnant tiesiog paprastai, manau, visai lengva. Ir žmonės labai čia yra, gal čia tiesiog mano tokia generational thing, kad jie nebijo šokinėti tarp darbų, tai aš irgi pirmą pradėjau dirbti su viena kompanija, bet aš tam prabuvau 2 metus, bet tada per pusę metų perėjau per 3 kitas kompanijas, tai pamatot galimybę ir einat, kur geriau. Nes iš tikrųjų bus geriau ir bus dar geriau. Super, svarbu nebijot bandyti, ar ne? Yeah. Žiūrėk, Simai, ten dar yra keli klausimėliai, gali raštu atsakyti, galėsim vėliau atsakyti, tai dabar norėčiau toliau judėti, tau ačiū labai ir pasikalbėsim dar kiek vėliau į webinaro galą, o aš tada tęsiu tolyn. Toliau norėčiau pristatyti šiek tiek mūsų dar vieną šalį, Belgiją. Šiuo metu kastų jau galima stoti į 5 Belgijos universitetus, kurie siūlo studijas irgi anglų kalba ir iš esmės Belgija yra ta šalis, kuri turi daug panašumų su Olandija, nes visi universitetai, su kuriais mes dirbame, jie yra įsikūrę toje olandiškoje dalyje Belgijos. Tai ir švietimo sistema panaši, ir olandų kalba ten kalbama yra.
Tai iš tikrųjų džiugu yra tai, kad vis daugiau ir daugiau turim išvykstančių į Belgiją. Šiaip, kas yra visai smagu, tai kad Belgijoje dar studijos mažiau kainuoja, metams 1092 eurai yra. Ir tai daro Belgiją dar patrauklesnė šalimi. Deja, bet čia nėra stipendijų ar paskolų kažkokių tai studentam. Bet yra vienas pliusas iš tos finansinės pusės, kad dirbantys studentai čia moka labai nedidelius mokesčius. Tai ten apie 2 procentai, 2 su kableliu kažko. O bakalauro studijos trunka 3 metai Belgijoje. Taip, tai trečia šalis, kurią mes norim šiandien aptarti, papasakoti, tai yra Danija. Studijos Danijoje yra nemokamos visiems ES piliečiam, plus dirbantys studentai bent 10-12 valandų per savaitę realiai gali gauti stipendiją. Dabar šiais metais, man atrodo, nuo 2024 stipendija net yra apie 914 eurų, jei neklystų. Tai truputėlį auga kiekvienais metais, jinai čia per mėnesį. Ir Danijoje yra skirtingi 2 tipų universitetai ir koledžai. Tad ir studijų trukmė gali skirtis nuo 3 iki 3,5 metų svyruoja. Deja, bet šiuo metu Danijoje nėra to didelio programų, tokio pasirinkimo, bet yra IT programų, inžinerinių programų pagrinde ir būtent inžinerinę programą ir studijuoja mūsų kitas webinaro dalyvis Deividas. Jis studijuoja viename geriausių universitetų Europoje, tai manau dabar ir perduodu iš karto žodį Deividui apie Daniją. Taip, sveiki. Tai jau galiu pradėti trumpai apie mane, apie irgi esu atvykęs iš Mažeikių, kaip ir Simas, kai teko net tą pačią mokyklą eiti kartu. Dabar mokausi būtent elektronikos inžinerijos, čia biškai skaidrės su klaidom buvo, nes kai kūriau dar buvau kol kas techniškai 3, bet jau dabar neseniai prasidėjo mums paskaitos 4 semestro. Tai aš manau su tiek, čia toliau čia pristatyti mane užtenka, jeigu taip apie jais trumpai. Tai būtent mokausi Sionebo fakultete, SDU pats kaip universitetas tai yra milžiniškas, nes jie turi daug fakultetų, bet mes čia turim būtent vieną tą išskirtinį būtent mažame miestelėje Sionebo. Tai aš perėsiu skaidrį priekį. Tai šiandieną apkalbėsiu trumpai apie save ir tiksliau apie patį studentų gyvenimą mieste bei patį universitetą ir kaip man pačiam čia sekasi ir kaip aš pradėjau savo kelionę būtent šitą kelionę mokintis šitą universitetą. Tai trumpai apie miestą tiek yra čia informacijos, bet kad yra studentų tarptautinių, tai yra tiesa, kol kas bakalauro vos ne 75 procentai ir net daugiau, o būtent magistrą yra numeris 1 tarptautinių žmonių. Tai iš tikrųjų pasitaiko žmonių, kai sakau tarptautinių, tai aš ir sakau, kad tarptautinių čia nėra, kad atvažiuosi ir kokią sostinę, tik gerai ten išgirsi gal vokietį tokį, iš Vokietijos, iš Lenkijos ir daugmaž tokių plačiau tokių didelesnių įvairovės miestų tokių, ar tiksliau šalių negirdėsi. Tai būna iš visokių šalių, kaip yra iš Amerikos, iš Kanados, yra bei iš Venezuelos, iš Argentinos, iš Afrikos šalių, taip pat ir iš Kinijos, ir iš Taivano, tai visokių studentų tarptautinių. Ir kadangi pats universitetas yra tarptautinis, tai taip pat būna ir tarptautinių pačių mokytojų. Pirmam semestre turėjau fizikos mokytoją, kuris buvo iš Naujosios Zelandijos, ir turėjau elektronikos mokytoją, kuris buvo irgi iš Brazilijos. Tai tas mišinys toks tarptautiečių, tai yra toks įdomus iš tikrųjų, nes aš pats kaip atvažiavau, ta anglų kalba mano, ji nebuvo su būtent akcento atžvilgiu per labai stipri, bet jau dabar einant laikui jau esu daug prasimokęs ir tenka daug kalbėti angliškai, nes visos paskaitos ir taip pat egzaminai būna anglų kalba.
nes reikia save apsiginti egzaminų metu ir reikia moksliškai kalbėti ir sugebėti daug tų tokių sudėtingų būtent žodžių pasakyti. Tai vat, o kad toliau čia einant peržiūrėjus, tai kad mažas jokus miestas, tai faktas, tai yra mažas. Gal net sakyčiau, kaip apibendrinus, taip pusę Šiaulių, gal iš tikrųjų sakyčiau apie miestą, jis toks įdomus. Čia yra daug namų, bet mažai gyventojų. Čia yra sostinė būtent šitos Danijos dalies. Tai kad turistinis tai irgi tas labai jaučiasi, nes aš visą laiką draugam sakau, čia kai atvažiuoju, čia atvažiuoju iš tikrųjų Palangą gyventi, jeigu taip pasakys. Nes nuo jūros yra tik 3 km. Tai vasaros metu čia labai suaktyvėja viskas labai. Tarptautinės įmonės tai irgi yra matoma dabar ypač, kad tas mūsų universitetas labai prasidarė, labai kviečia daug studentų, tai dar labiau visų įmonių kviečiu. Prie pat mūsų yra Danfoss bei Linac. Danfoss, žinome, kaip šaldymų, šildymų sistemų matyti, net galbūt netyčia jūsų namuose radiatorius yra pagamintas būtent iš šitos įmonės, o čia yra jų sostinė, vos ne įkūrimo pradžia praktiškai. Tai vis laik yra variantų po studijų toliau tęsti savo kelionę būtent tose įmonėse. Tai modernus fakultetas tai irgi yra pats naujausias SDU būtent fakultetas, tai jis 2008 metų statybos. Visiškai, kai atvažiuoji, tai visiems būna visą laiką wow. Tiesiog pirmas dienas būna tikrai kažkas neįsivaizduojama, nematyto. Kai pripranti, tai toks, kaip matai vieną dieną. Tai ir kadangi tas fakultetas pas modernus, tai ir daug tokių kaip dizaino idėjų irgi yra moderniai apgalvota, kad nedaryti didelių klasių, daryti mažas klasės, labai padaryti tokį, kad lengvai galėtumėt pas savo lektorių apsitarti, jeigu kažkas nesupranti. Ir taip pat tas pats skandinaviškas gyvenimo stilius yra skatinamas čia, nes po dienos, kai čia atvažiuoji, galbūt pripratęs prie savo, bet esi skirtingai, kai kitoje kultūroje reikia priprasti, taip ir tenka. Čia turiu kelių nuotraukų idėjas iš šito miesto čia, kas buvo pakliuvę, kaip matote, čia irgi viršui kairiai čia paskaitose, kas įprastai yra matoma, daug moksliškų gan dalykų, bet nesakyčiau, kad visas gyvenimas tėra toksai. Jeigu pastoviai turint pastovumą, aš manau, kad ne kiekvieną dieną susiduri su tokiais sunkumais. Tai tiesiog, kad tampa vos ne tai, kad kasdienybė, ką tu darai ir sėdi. Taip pat čia ir pastoviai rūko būna daug. Rūko čia apačiai kairiai irgi labai pakliūna daug ko. Ir taip pat studentai, jie nėra irgi patys geriausi, tai būna daug atvejų, kad jie išeina po vakaro, taip sakant, į kokį partijį, kaip tai sako. Dabar trumpai apie tą patį universitetą, kur mokosi, tai aš jau tai kaip ir apėjau trumpai, kad tai yra tai tik viena dalis šito universiteto, nes vis dėlto jis yra labai didelis, jis ir visoje Europoje, tiksliau visoje Danijoje yra. Keliose miestuose, taip turiu omeny fakultetą? Taip, yra keliose miestuose. Ir labai skatinama, kad studentų ateitų daug. Kaip šnekėjau, šiais metais labai nori plėstis dar labiau, daugiau programų pridėjo, tai kad būtų problemų, kad stojimo atžvilgiu irgi nėra. Man pačiam labai stresavau ir čia su agentais buvau šnekėjęs būtent iš kastų, kad labai buvau įsigandęs, nes aš tą vidurkį būtent 7 turėjau daug žemesnį tą vidurkį. Gal tiesiai pasakyti, tas vidurkis būtent matematikoje ir fizikoje buvo 5-4, tai iš tikro su tokiu pastangom iš Lietuvos
kad čia dabar esu ir stoviu ant kojų, tai yra kažkas neįsivaizduojama. Bet aišku, vis tai kaip ir ten pačiu pradiniai sekcijai trumpai pusė, teko labai daug pasispirti ir daug pasimokinti per tą laiką, nes daug techninių analizių reikia mokintis, daug matematikos reikia pasigriebti. Tai vat tiek. Ir, tai Bet, žodžiu, pavyko ir su tai žemesniais vidurkiais įstoti, ar ne? Taip, pavyko su žymiai mažesniais vidurkiais įstoti ir kartais ir mokais taip pat kaip kiti žmonės. Tai vat ir čia trumpai irgi toliau dar nuotrauką turiu apie miesto veiklos būtent. Tai irgi yra su tais visokiais organizacijom, kur studentai jungiasi tarpusavy, bando bendrauti. Iš tikrųjų, kiek matau, daugelis žmonių čia atvažiuoja, visiems būna pirmas dienos šokas, bet galiausiai pavadinimas, tai mūsų universitetas taip pat turi didelės programas, kad jiem pradėti labai lengvai, nuo visokių vakarėlių iki pakvietimų ir organizacijų, kad ten kad nebūtų to pastumų. Čia pačioj pradžioj, kad tą šoką išbalansuoti ir įsivažiuoti tą studento gyvenimą. Ir taip pat su transportu taip pat ten dešiniai ar čia dabar kairiai, net nežinau kaip šitą parodyti, tai irgi mašinos neturiu ir iš tikrųjų yra didelė nerekomendacija ją turėti, nes tai tiesiog pinigų skylė, galima sakyti, nes tiesiog pastoviai už kurą reikia mokėti, už draudimą reikia mokėti, dar tvarkyti, o kai nusipirkau šitą paspirtuką, jau spėjau 20 000 kilometrų su juo pravažiuoti net tokiame mažame miestelė, vis dėlto kiekvieną dieną tenka su juo važiuoti į universitetą, nes yra 3 kilometrai nuo manęs ir kai prisimu irgi per visokios oro sąlygos, ar tai sninga, ar tai lyja, ar tai vėjota, tai irgi tenka. Tai su transportu yra didelis skatinimas su to lengvoju transportu, tai būtent. Tai žodžiu, dviratis, paspirtukas ar ne tas toksai? Taip. O su stipendija, kaip minėjo, tai taip, jie yra pakėlę, dabar bandžiau įsivesti, tai pasakysiu, kiek gaunu čia greitai. Tai ją priklauso visą laiką nuo to, kada jūs ją pasiema. Jeigu jūs metų vidury pasiemat, jūs galite gauti 1000 eurų lygiai. Iš tikrųjų. O jeigu jie per visus metus išdėliotų, tai jie būna 800. Finansiniu atžvilgiu, tai esu labai gerai vietoj dabar. Turiu darbą būtent šitame mieste ir nėra jokių nuskundimų, galiu neiti nusipirkti, ką noriu, jeigu kyla man mintis ir jeigu reikia suplanuoti keliones, kaip dabar mąstau gal vasarą į Ameriką ar Kanadą, tai irgi kyla minčių, tai irgi galiu labai lengvai pamąstyti apie tai daryti. Minusas tas, kad kaip Simui, jis gyvena dideliam mieste, jam prie jo yra didelis oro uostas, jam labai lengvai keliauti, man šitą dėja nėra, bet tais traukiniais į Kopenhagą yra 20 eurų bilietai. Tai manau, tai tiek. O kaip darbas sekėsi tau susirasti? Darbą sunku. Iš tikrųjų, tai yra sunku, bet man vien su popieriais užtruko 1,5 metų. Ir tą popierius, visą popierizmą dabar yra labai palengvinę, bet darbą man užtruko metus susirasti, kol aš jau pradėjau dirbti ir gauti stipendiją bei gauti atlyginimą. Skamba daug, bet aš, kaip čia taip pasakius, kad jeigu daug darbo įdedant iš tikrųjų stengiantis ir bandant surasti ryšius ir taip toliau, darbą jūs manoma surasti net per 3 mėnesius. Ir jeigu nerandate, galite, dabar mūsų Boltai ir Bolt Food atsirado, tai yra netaksuojamos kortos, kur visiškai nieko netaksuoja, tai visą tą atlyginimą, kur gauni, yra tiesiog tiesiai. Ką gauni, tą gauni. Niekas nėra nutaksuojama. Supratau. Gerai, ačiū tau. Kaip suprantu, šiam momentui viskas, ar ne? Žiūrėsim, kaip čia su tais klausimais bus.
Matau, yra vienas klausimas. Taip. Kaip vyko visas stojimo procesas su konkrečiais laikotarpiais? Šiemet iškilo problema, nes Danijos nacionalinė sistema prašo įkelti brandos atestatą tokiu metu, kai jų dar neturėsim. Tai įdomu, kaip viskas vyko prieš keletą metų. Tai aš čia gal trumpai atsakysiu, turbūt, kad viskas gerai yra iš tikrųjų, tai tikrai nesijaudinkit, tie atestatai stojant per mus mes visada žinom, kad ir universitetai Danijai žino, ir kad viskas ten tvarkoja ir jie palaukia tikrai. Tiesiog mes juos informuojam, kad, kad kada bus tas atestatas, daugmaž Liepos mėnesį, tai viskas tvarkoja čia dėl šito dalyko. Čia jau metų problemos, tas ir mum irgi tas pats pakliuvo, iš tikrųjų. Tai vat. Bet išsisprendė viskas, juk ta prasme, vis tiek laukia visi ir viskas tvarkoja. Pas mūsų agentai viską puikiai irgi žino. Irgi visos agentūros, tai vat. Jie apie tas problemas žino, tokias nacionalinės, bet viskas yra išsprendžiama ir viskas pergyventi. Jeigu kyla klausimų, rašykite komentarus ir taip pat galite mane tiesiog Facebook'e rasti Deividas Erasmus, tiesiog parašyti į Messengerį ir jeigu kyla klausimų ir taip pat. Ačiū klausytis. Ačiū tau, Deividai. Taip, tai gerai, judam tada toliau. Turime dar kelias šalis, kurias norim aptarti, ar ne, grįšim paskui prie studentų su klausimais, kuriuos užduosit. Tai taip pat mes dirbam, kaip matote, su Suomija, Švedija. Čia studijos yra irgi nemokamos, kaip ir Danijoje. Deja, šitose šalyse yra tik nedidelis universitetų toks pasirinkimas, sakyčiau, kol kas. Todėl, kad neturim tiek daug gal partnerių kol kas, nors Suomija iš tikrųjų tai šiemet ir naujas vienas atsirado, bet tikrai studijos yra vertos dėmesio, nes jos yra kokybiškos šiuose šalyse. Taip pat turime Austriją, studijos kainuoja čia 727 eurus metams, kas yra tikrai nebrangu, pigu sakyčiau, bet irgi kol kas tik vieną universitetą turim savo partnerių sąraše. Na ir turim Kiniją, kuri šiuo metu iš tikrųjų yra tokia egzotiškiausia šalis ir Kinijos vyriausybė investuoja iš tikrųjų didelius pinigus, milijardus į universitetus Kinijoje ir visą tą švietimo sistemą, kad ją pagerinti ir yra tikslas, kad, žodžiu, išvesti 20 Kinijos universitetų į top 100 pasaulio universitetų gretas. Tai dabar Kinija visas pajėgas tam ir meta. Ir kaip ir minėjau, tai pakankamai egzotinė šalis šiuo metu ir daug stojančių lietuvių neturime ten, bet kiek teko girdėti, ar ne tie, kurie jau yra išvykę, tai tikrai yra patenkinti studijomis. Studijos irgi iš esmės nėra brangios ten ir pragyvenimo išlaidos yra nedidelės. Ir pliusas tas, kad studentai iš Europos tikrai lengvai ten susiranda darbą, dažniausiai dirba anglų kalbos mokytojais ar kažkas tai panašaus. Ir aš taip tikim, kad po 5-10 metų, žodžiu, netolimoje ateityje, tai tikrai bus Kinija viena tų populiariausių šalių tikriausiai, kur išvykti, studijuoti ir, žodžiu, realizuoti save. Tai iš tikrųjų kviečiu, turint daugiau klausimų apie šitas šalis, ar ne, arba kažkokias kitas šalis, tai tikrai registruotis pas mus į konsultaciją, rašyti laiškus, pasistengsim papasakoti daugiau ir atsakyti visus tos iškylančius klausimus. Na ir trumpai dar paminėsiu tai, kad dirbame su Vokietija ir Ispanija. Čia studijos vyksta vietinė kalba, tai studijos Vokietijoje vokiečių kalba, Ispanijoje ispanų kalba ir Vokietijoje iš tikrųjų studijos nėra nemokamos, Ispanijoje jos nėra brangios, priklauso nuo regiono, nuo universiteto, nuo reitingo ir taip toliau, bet iš esmės tai apie 800–2500 eurų metam Ispanijoje. Bet yra ta problema, kad Lietuvoje mokiniai iš tikrųjų retai kada turi tą aukštą vokiečių arba ispanų kalbos lygį. Todėl mes ir siūlom tą tokią paslaugą, kad University Pathway programas, kurios yra skirtos išmokti geriau tą kalbą vokiečių ir ispanų ir išvykti ten į tą kalbų mokyklą, integruoti žmonės, išmokinti kalbą, į tą gyvenimo būdą įsilieti ir po šių programų kalbų mokykla padeda su stojimo procesu į Vokietijos arba Ispanijos universitetą. Ta Pathway programa iš tikrųjų yra mokama tiek Ispanijoje, tiek Vokietijoje, bet kaina labai priklauso individualiai nuo trukmės, nuo turimo lygio, nes būna, kad kažkas jau moka kažkiek, tai kažkokį lygį turi, tarkim,
vokiečių B1 lygių mokosi, reikia C1 pasiekti, tai ir ta kaina keičiasi nuo to. Bet daugiau galėsite, tarkim, paskaityti pas mus kastu.lt puslapyje arba užsiregistravę į konsultaciją su mūsų konsultantais pasikalbėti. Taip, ir iš tikrųjų noriu pasinaudoti progą, ar ne, kad esam čia susirinkę nemažai mūsų ir pasakyti, kad vasario 21 dieną, tai visai greitai mes organizuojam nemokamą online studijų užsienyje renginį, kurio metu visi užsiregistravę į tą renginį turės progą pabendrauti su užsienio universiteto atstovais arba studentais, kurie mokosi tose universitetuose, ir tie pokalbiai bus individualūs, apie 20 minučių trunkantis, bus galima užduoti įvairius klausimus pokalbio metu apie universitetą, šalį, žodžiu, apie tai, kas aktualu, kas domina. Ir tikrai kviečiu nieko nelaukti, registruotis, pasinaudoti tą progą, išgirsti visą informaciją iš pirmų lūpų. Taip, ir tęsiant, iš tikrųjų norėčiau truputėlį daugiau pakalbėti apie visą tą stojimo procesą, nes jis tikrai yra aktualus, ar ne? Tiems, kurie galvoja apie studijas užsienį, tai visų pirma tikrai reikėtų išsirinkti studijų programą ir patį universitetą, kuris domina. Studijų programą galite išsirinkti pas mus naudodami studijų paieškos sistemą kastu.lt puslapyje, ir ten yra įvairūs filtrai, pagal kuriuos galima išsifiltruoti programas ir matyti, kokiuose universitetuose yra kokios studijų programos. Jeigu dar, tarkim, nežinote, ar ne, kokią studijų sritį norėtumėt pasirinkti, gal dar yra sunku apsispręsti, mes turime ir tokius kastu karjeros konsultantus, ar ne, yra karjeros centras, kurie žmonės konsultuoja, specialistai padeda išsigryninti visą tą reikalą, kad suprasti save geriau ir suprasti, kas tau tiktų. Antras dalykas, tai tikrai išsirinkus tą studijų programą reikėtų jau susikurti savo stojimo anketą ir pradėti ją pildyti. Užsiregistruojat, užpildot, prisegat dokumentus, išsiunčiat iki tam tikro terminai yra skirtingi, iš esmės priklauso nuo šalies, Danijos atveju yra iki kovo 1 dienos, Nyderlandų, Belgijos atveju iki balandžio 1 dienos, kitose šalise irgi ten įvairiai. Tai tiesiog pasitikslinkit pas mus puslapyje, viskas yra pateikta, visos datos konkrečios, bet tikrai dar yra laiko, tai dar galima tikrai spėti išvykti, mokytis nuo rugsėjo. Ir išsiuntus stojimo anketą reikia patvirtinti, aišku, anglų kalbos žinias. Tai yra vienas iš esminių dalykų, nes universitetas turi įsitikinti, kad tu sugebėsi studijuoti anglų kalbą, ir tam yra iš esmės 3 būdai. Tai išlaikyti anglų egzaminą mokyklai brandos ir, žodžiu, mokytis tą anglų kalbą B2 lygių mokykloje. Ir nėra skirtumo, kiek tu gausi procentų išlaikant tą egzaminą, svarbiausia yra jį apskritai išlaikyti. Tai užtenka minimumų išlaikyti anglų egzaminą ir jau bus gerai. Tada yra nemokamas Oxford testas, kurį organizuojam mes kastu, stojantiems į Daniją tinka, ir tada yra IELTS, TOEFL arba Duolingo testas. Irgi tinka daugumą atvejų, Duolingo testas pagrindė Belgijai tinka. Tai va, ir šiaip visus tuos reikalavimus, koks testas, kur tinka, irgi rasit visada prie studijų programų aprašymų mūsų tinklapį. Tarkim, Vokietijos ir Ispanijos atveju tai reikia atlikti nemokamą testą, kalbai nusistatyti, kalbos lygiui nusistatyti. Tai realiai, tarkim, turint kažkokį tai kalbos lygį, keičiasi ta kaina, kaip ir minėjau, studijų. Tai va, ir kadangi tas visas stojimas ar nevyksta būnant 12 klasiai dažniausiu atveju, tai reiškia, kad atsakymą vis tiek galima sužinoti, ir dažnu atveju gaunate atsakymą, ar įstojot ar ne, tai dar visai prieš egzaminus. Tai tikrai turim nemažai tokių, kurie jau yra išsiuntę anketą ir yra gavę atsakymą, kad įstojo, ir tiesiog dabar ramiai turi pabaigti 12 klasę, nebestresuoti dėl egzaminų ir ruoštis studijoms užsienį. Taip, ir kaip ir minėjau, ar ne, kad kai kurie jau yra išsiuntę, gavę atsakymą, taip ir čia iš tikrųjų iš Belgijos, Nyderlandų pagrinde yra greičiausiai tas atsakymas ateinantis. Tie, kurie stoja į Daniją, užtrunka šiek tiek visas tas procesas. Atsakymus gauna dažniausiai Liepos mėnesį vasarą.
nes truputėlį viskas kitaip veikia, bet vis tiek tie atsakymai ateina ir gavus atsakymą galėsit pradėti ruoštis tom studijom didžiausiam turbūt gyvenimo nuotykiui. Ir aišku, toks kyla turbūt natūralus klausimas, kodėl rinktis mus, kodėl Kastu, tai mes iš tikrųjų stengiamės tikrai viską pateikti kuo paprasčiau, aiškiau ir kad visas tas procesas būtų kuo sklandesnis ir tiesesnis, stojant su mūsų pagalba per mus. Ir kadangi esame savo srities profesionalai, turim 96% įstojimo garantiją, iš esmės mes specializuojamės tik į studijas užsienį, nesiūlom kažkokių kitų paslaugų, tai ir tas mūsų fokusas yra būtent į tą sėkmingą įstojimą. Ir visos mūsų pagrindinės paslaugos yra nemokamos, mes konsultuojam nemokamai, stojimo procesą organizuojam nemokamai, nes mus finansuoja ES institucijos, tiesiog mes turim tokį nedidelį įstojimo mokestį 99 eurų ir jį reikia sumokėti tik tuo atveju ir tik tada, kai yra gaunamas priėmimo laiškas į universitetą. Iki tol nieko mokėti nereikia ir visa pagalba yra iš esmės nemokama. Tai jeigu palygintumėm organizacijos Kastu ar ne, kainas ir kitų organizacijų, kurios panašia veikla užsiema, tai mūsų tikrai yra paslaugos pigesnės. Taip, ir čia matot mano kontaktus, mano kolegos Vytauto kontaktus ir tikrai raginu į mus kreiptis, tų klausimų jų įvairių atsiranda, tikrai drąsiai nebijokit. Aš pati mokiausi užsienyje, esu perėjus per visą tą procesą, tą stojimo baimę kažkokią, tai įvairių tų klausimų, žinau, kad kyla ir tikrai drąsiai laukiam, kviečiam registruotis į konsultacijas ir taip toliau, kad galėtumėm pasikalbėti individualiai ir aptarti viską. Tai iš tikrųjų ačiū Jums už dėmesį, iš mano pusės, Skaidrių pusės, kaip ir viskas būtų, tai dabar tik tais turbūt grįšim prie klausimų, kuriuos esate uždavę ir galbūt dar užduosit. Taip, tai Simai, Deividai turbūt esate dar. Ir norėčiau, kad grįžtumėt ir tada grįšim prie klausimų, nes mačiau pagrindę ten Deivido Simo metu, kai kalbėjo, buvo daugiau klausimų, ten klausimas, pavyzdžiui, Gabija mūsų klausė, kodėl vadinasi Rotterdam Business School, o ne University. Ar yra normalus universitetinis išsilavinimas, nes girdėjusi yra Gabija, kad Nyderlandai mėgsta kolegijas irgi vadinti universitetais. Tai kaip yra, ar universitetinis? Tai pirma dalis Rotterdam Business School, tai čia įsivaizduokit kaip fakultetą of Rotterdam University of Applied Science, nes tas Rotterdam universitetas yra tiesiog milžiniškas. Ir ten yra ir Dailės akademija, mes turim ten William de Konging Arts Academy, bet universitetinis išsilavinimas, tai labai įdomu. Nyderlandai turi įdomiausią ir keisčiausią tuo pačiu momentu švietimo sistemą pasaulyje, man atrodo, at least Europoje. Tai jie turi daug lygių. Nėra taip kaip pas mus ten pagrindinė, pagrindinė gimnazija ar ten vidurinė kažkas tokio. Jie turi tarp lygių. Tai kas yra Applied Science University, tai yra antras aukščiausias lygis, kurį jūs galit gauti Nyderlanduose. Pirmas, it's called HBO, o pirmas aukščiausias lygis, tai tas jau universitetinis, let's say, tai yra VO, bet dalykas yra tai, kad su šituo diplomu aš pabaigęs studijas visur Europoje, jis yra užskaitomas kaip aukštasis išsilavinimas. Ne kaip koleginis, ne kaip profesinis išsilavinimas, aukštasis išsilavinimas, tai yra universitetas ar tai aukštasis išsilavinimas. Tik ne Nyderlanduose. Nyderlanduose jie, ypatingai Olandai, jeigu jūs nueisit į kitokią organizaciją, tarkim, tarptautinę organizaciją, nieks nieko jums nesakys, vis bus universitetas, okei. Jeigu jūs nueisit, tarkim, į Olandų kompaniją, tai jie tada žinos, kad, jūs esat iš HBO, tai kas yra basically Haugis schools. Tik Nyderlanduose yra šiek tiek tas skirtumas, jie žiūri šiek tiek, kai mes Lietuvoje žiūrim į kolegiją ir universitetą, taip jie žiūri čia į Applied Science ir tada normalų universitetą. Bet tuo pačiu momentu daug mokinių renkasi Applied Science
rather than paprastą universitetą. Dėl praktikos turbūt pagrindinė, nes iš tikrųjų galima būtent Applied Science universitetuose gauti daugiau praktikos ir pasiruošti netgi turbūt labiau tai darbo rinkai. Pavyzdžiui, aš dirbu kompanijai, kuri mes, vienu žodžiu, kuriame mėsą laboratorijose, tiesiog augina mėsą laboratorijose, tai 80% mano organizacijoje yra mokslininkai, nei vienas iš jų nebaigia aukščiausio lygio, jie visi turi tą praktinį, nes tokiam dalykam, priklauso, aišku, nuo to, ką jūs norite daryti. Jeigu jūs norite teisę studijuoti, of course, eikit į tą patį aukščiausią, bet jeigu jūs norite, tarkim, verslą, ar mediciną, ar kažką tokio, kur jums reikia, tik iš tikrųjų praktikos, tai tada Applied Science. Supratau. Gerai, ačiū tau. Ir dar vienas klausimas buvo, kaip su kalba, ar greit prisitaikai. Tai manau, čia abu galėsite pakomentuoti trumpai, kaip tam pradžia ta buvo. Jo, kaip matot, aš ir taip kažkaip čia vargstu kalbėti lietuviškai. Tai po 3 metų gyvenant čia, kai jūsų darbas, studijos, draugai, santykiai, kambariokai, viskas anglų kalba, jeigu negyvent tarkim, su lietuviais, tai persilaužimas įvyko per 1,5 mėnesio, tiesiog nėra kur dingt. Tiesiog. Ir svarbiausia dalis tame, kad visi jūsų draugai, visi jūsų ratai ir visi jūsų profesoriai ir darbė visi dažniausiai būna ne olandai ir dažniausiai niekam anglų kalba nėra pirmoji kalba. Tai mes visi darom klaidų bet po kažkurio momentu, aš manau, po 3 mėnesių aš pradėjau galvoti angliškai. Ir dabar aš, kaip matot, labai sunku man kalbėti iš tikrųjų net lietuviškai, nes irgi su draugais nebelabai palaikiau iš Lietuvos ryšius, tai nebelabai kažkaip ir praktikuoju. O tau, Deividai, kaip? Man, jau gal net sakyčiau, po pradžių turėjau neblogas žinias, tik turėjau labai stiprų akcentą, tai tas akcentas kišo koją ištarti sunkesnis žodžius, būtent RTDM, tokie būtent žodžiai, kurie sunkiai tariasi ir jūs reikia tą būtent liežuvį išraityti, kaip sakyčiau, taip įsivažiavau, tai sakau, nes mums patiems tenka daug popierių rašyti ir mokslinių darbų anglų kalba, bei taip pat patys egzaminai būna anglų kalba, kai reikės apsiginti save žodžiu, kad lietuvių kalba tai nedingo, jūs sakyčiau, gal tik rašyba dingo iš tikro, bet jos net ir nebuvo, tai koks tai skirtumas, bet tarp draugų daug dar yra lietuvių, bet kitiem, kiek žiūriu, sakau, kitiem irgi tas pats, visiems yra, kad visi gali šnekėti, tai yra faktas ir aš manau, kad išėjus vieną kartą į miestą, tiesiog praleisti vakarą, baigsis tom, kad susiras lengvai draugų ir žiūrėkit, jau gali anglų kalbą lengvai paimti kalbėti. Laisvai tada prasideda. Ja, nes tai, kad nemokėt kalbėti lietuvių kalbą, tiksliau anglų kalbą, tai aš manau, nežinau, nebent turėt paskaitose, tiksliau pamokose anglų kalbos, tiesiog Google Translate naudot ant kiekvieno sakinio, kurį pamatėt. Nes tai tiek ir danai irgi gali kalbėti angliškai, bet jie tiesiog bijo. Tai tas pats ir lietuviam yra, nes lietuviai kartais net geriau pakalba anglų kalbą. Iš tikrųjų. Ir aš sakyčiau, iš pradžių taip ir buvo tos studijos, pasakyčiau, pusę 1 metų, tai su Google Translate vienoje pusėje ekrano ir tada vedis užrašus anglų kalbą antroje pusėje ir ten of course, jūs visų tų terminų nežinosit jūsų studijų. Tai iš pačių pradžių tai ir buvo viskas Google Translate, ten ta rašyba, kai reikėdavo rašyti referatus projektų, tai tada viską ten į kokį nors Grammarly, kur sutvarko tau tą gramatiką ir visą pagauna spellingą, bet vėliau pripranti. Taip, tiesiog reikia laiko ir viskas su laiku tikrai gerėjo ir lengvėjo. Taip, tai dar turim vieną klausimą iš Vasarės. Ir manau, kad čia pagrindė Simui, nes minėjot, jog nuomos kaina apie 700 €. Ar ji visur panaši ir kiek pats mokate?
Čia, man atrodo, Simai, tu minėjai, kad būna kartais batų dėžę gali už 700 eurų rasti. Nu, pavyzdžiui, aš čia, kai atvažiavau gyventi, tai mane apskemino visų pirma ir aš praradau 1500 eurų, tai labai atsargiai su visais tais. Jeigu kažkas jau sugalvosit į Rotterdamą kraustytis, let me know, ir aš jums galiu padėti eiti į visus tuos viewings. Bet apskritai priklauso, aišku, nuo kur studijuoja, tai žinoma, pagrindiniuose miestuose Rotterdame, Amsterdame iš karto bus daug brangiau negu ten kokiam nors kaimelė, ten Groningen ar Wageningen, bet irgi priklauso ar miesto centre ar ne miesto centre. Aš, pavyzdžiui, man labai pasisekė, aš gyvenu pačiam miesto centre, gyvenu 2 aukšto apartamentuose su 2 panelėm. Ir mes mokam tik tais po 750 ir mano kambarys visai didelis, bet turiu draugų, kurie, pavyzdžiui, dabar mano draugė grįžo iš mainų programos, tai jinai neturi kur gyventi, jinai miega pas mus svetainėje ir nežino, kada jinai turės ir aš buvau toks ir ne pirmi draugai, kurie tiesiog neturi kur gyventi ir pasitaiko, bet jo, sakyčiau, jeigu vieni patys norit gyventi, neįmanoma. Apie 1000, jeigu norit mokėti, 1200, jeigu norit mokėti. Bet turiu draugų, kurie ir sugeb surasti po 500. Žinau, pirmais metais, pavyzdžiui, pas mane universitete, pirmais metais galit gauti studento apartamentus. Užsipildant kažkokią tai formą, visą laiką Nyderlanduose first come, first serve, užsipildysit formą ir pirmus metus turėsit atleis kur gyventi. Bet kitais metais jau ieškoti. Taip, tai iš tikrųjų labai ir nuo miesto priklauso, manau, nuo įvairių dalykų. Ir Davidai, tu irgi gali trumpai pakomentuoti, kaip tau tam su to gyvenamąją vietą sekėsi. Mums lengvai, nes kas tu labai žino visą tą situaciją su to gyvenimu, tai visą laiką kiša koją, kad daryk, o nemiegok, nes iš tikrųjų visi užsipildo, bet daugelis pamiršo paštą pažiūrėti ir dėl to, kai nepažiūrėjo paštą, jie būtent su to pasiūlymu studijuoti ir nepamatė, nepatvirtino, tai jos numetė kitur, tai jie gyveno už miesto, bet aš gyvenu savo vieno kambario bute už 400 eurų, turiu savo kambarį, savo tualetą, savo virtuvę, viską turiu savo. Ir čia yra universiteto toksai kaip ir butukas, ar ne, bendrabutis, taip galėtume pavadinti. Tai kaip ir skaitytus, pažiūrėjus atgal, ką rekomenduočiau tikrai, tai būtinai ne vienam važiuoti studijuoti, tai su draugais ir būtent per Danų puslapį susirasti, kas nuomotų visą namą. Gali pasimti milžinišką namą su terasa ir tik mokėti 400 eurų. Ir nebus nei problemų su kaimynu, nei ką. Bet aišku, tai padaryti yra sunkiau, nes kaip depozitai būna jau tada žymiai milžiniškesni. Čia gal eigoje galima, ar ne, tarkim, kažkuriam kursą, tarkim, pereiti tokį, kur jūs sudraugavus kažkuo. Taip, galima. Taip. Tai yra daug variantų. Pažvelgus atgal būčiau padaręs šį variantą, kad tai yra universiteto būstai, tai toks mano sakymas būtų kaip ir jo, kaip ir ne. Pas mus ta studiboligija bendrauja kartu. Partneris toksai, studentų partneris, taip. Bet nėra atskira agentūra, būtent, kaip pas mus SDU agentūra būtent valdyti apgyvendinimą. Supratau, tai ačiū Jums labai, matau, kol kas lyg ir daugiau klausimų neturim, čia dar buvo keli klausimai, kuriuos aš atsakiau raštu, tai turbūt matė tie, kurie klausė ir kaip ir viskas matau, tai iš tikrųjų ačiū Jums labai, kad prisijungėt į webinarą, kad papasakojot tokių įdomių ir istorijų, ar ne, ir pasidalinot savo patirtim. Tai buvo tikrai labai, manau, naudinga ir įdomu visiems. Tai ačiū Simai, ačiū Davidai, ačiū visiems, kurie prisijungėt ir gero likusio vakaro visiems. Ačiū Jums. Ačiū Jums, reikia pasiūlyti. Viso. Ačiū klausėte. Viso. Ciao. Viso.